Štai atėjo ir spalis. Oras tampa žvarbesnis ir esu tikra, kad kai kurie iš jūsų, kurie turite galimybės, jau bandėte pasišildyti savo būstus. Mes šiandien domimės alternatyviais šildymo būdais, tai yra geoterminiu šildymo būdu. Štai šis namas yra apšildytas būtent taip, o ponas Algimantas yra vienas tų pionierių, kuris Lietuvoje įsirengė geoterminį šildymo aparatą. Toks būsto šildymo būdas Lietuvoje dar mažai kam žinomas, o prieš 6 metus šeimininkų pasirinkimas daugam atrodė kaip bereikalingas pinigų švaistymas. Čia buvo 99 metais, tai visi man aiškino, kad čia nesąmoningai aš galvoju, kad čia nieko nebus ir tikri specialistai ir kad čia viskas bus blogai, šildymo nebus ir taip toliau. Na, aš jais nepatikėjau, žinoma, ir pabandžiau, kaip irgi mėgėjas naujų idėjų, pabandyti, kas bus, tas bus, vieną kartą įdėsim pinigus, gal toliau, kai bus pensija, reikės mažiau mokėti. Kadangi namas 200 kvadratinių metrų ir dar buvo numatytas baseinas statyti, tai jeigu šiaip šildyti, ten kainuotų tūkstančiais turbūt. O čia taip aš numačiau, kad 100 galbūt litų, gal truputį daugiau, o pasiteisino, kad dar mažiau. Paprastai tariant, geoterminio šildymo sistema naudoja ne kažkokį visiems įprastą kurą, o žemėje esančią šilumos energiją. Dujos yra čia pat, malkų irgi yra ir nuosavų turim dar malkų, bet viena, kad pagal visus paskaičiavimus visien čia ateičiai pigiau yra. Na, o be to ekologija švariau nei malkų atsivežti, nei pelenų išvežti. Šiame 15 arų sklype po žeme iškloti specialūs vamzdžiai, kurių pagalba šildomas 2 aukštų namas. Vamzdžiai išvedžioti, sakysim, palei tvorą, metras gilumos, nuvažiuota ten, paskui grįžta vamzdis atgal metrą atstumu, vėl ir taip 0,5 kilometro. Pirmyn, atgal, pirmyn, atgal. Taip, pirmyn, atgal ir sueina viskas į siurblį, kuris ten paskiau jau reikia specialisto, kad paaiškintų. Ten suspaudžia, freonas, šildo panašiai kaip ir šaldytuvas veikia, jeigu taip jau. Taip. Štai taip atrodo ta stebuklinga dėžė, vadinama šilumos siurblys, kuris gamina šiam namui šilumą, ruošia šiltą vandenį ir dar pašildo vandenį baseine. Ir žinoma, padeda sutaupyti šeimininkam nemažai pinigų. Žiemą už šio namo šildymą ir suvartojamą elektros energiją šeimininkas sako mokantis apie 200 litų per mėnesį. Namas apie 200 kvadratinių metrų, dar plus baseino šildymas, vandens šildymas baseino. Na ir, sakysim, lauke lempų šildymas, vartai, televizorius, ten šaldytuvas, nu kaip ir visi šios suprantama elektrinė viryklė, apie 2000 kainuoja per metus. Viskas kartu. Tokie skaičiai net ir vieno kambario buto savininką priverstų suklusti. Juo labiau, kai ponas Algimantas pareiškia, kad žiemą name šilta, apie 24 laipsniai. Bet pakanka šilumos namuose? Taip, pakanka. Aš ir laukiu 30 laipsnių, gal nepakaks. Nes mano ponė visą laiką man aiškino, nu ne visą, bet kartais paaiškino, va, kai bus šalta, gal mes šalsim, gal taip, bet va jau 6 žiema dar kol kas nebuvo tokių dienų. Bet, o turite alternatyvę kažkokią šildymo sistemą, o jeigu? Turim, o jeigu galėtum, va, židinys yra, galėtum židinių pasišildyti. Šiame name sumontuota mišri geoterminio šildymo sistema. Pirmajame aukšte įrengtas grindų šildymas, antrajame savo funkciją atlieka radiatoriai. Gal dar efektyvumas, kad pigiau mokėti, reikėjo ir viršui grindinį šildymą. Bet mes džiaugiamės, kad ir šito nepadarėm. Jeigu, sakysim, dabar atvykom iš Palangos čia prieš savaitę ir labai šalta, buvo šaltos dienos. Ir grindų greit negalima iššildyti, reikia parą šildyti, kad pajustumėm šilumą. O kai radiatoriai yra, dalis grindų, dalis radiatorių, čia mes nepajungiam, ten pajungiam 1 valandą ir jau šilti kambariai. Žinoma, truputį brangiau tuomet reikia mokėti. Ponas Algimantas, kaip ir visi šeimininkai, sėkmingai pasistatė namą ir nusipirkę vertingą įrenginį tvirtina, kad svarbiausias dalykas yra išsirinkti firmą, kokybišką aparatą ir žinoti, kad darbai bus atlikti nepriekaištingai.
Čia jokių vargų, jokių galvojimų, jokių aptarnavimų. Nu, nieko, labai gerai. Tik ką, aišku, pradžioje reikia kažkiek tai investuoti. Čia aš neprisimenu, tais laikais 99 metais turbūt virš 20 000 buvo sumokėta, tai labai dideli pinigai, bet tai tada biški gaila buvo, dabar tai labai džiaugiuosi. Šiuo metu už geoterminio šildymo sistemos įrengimą analogiškame name tektų pakloti gerokai didesnę sumą – apie 45 000 litų. Be to, šiame name šildymo sistemą įrenginėjusios bendrovės Naujos idėjos vadovai sako, kad nors ir nemasiškai, tačiau brangstant kurui susidomėjimas alternatyviu šildymu auga, todėl sistemų įsigijimo galimybėmis vertėtų rūpintis iš anksto.